Antrasis Jono laiškas, 1 skyrius. Vyresnysis išrinktai poniai ir jos vaikams, kuriuos aš myliu tiesoje. Ir ne tik aš vienas, bet ir visi, kurie yra pažinę tiesą. Dėl tiesos pasiliekančios mumise ir būsiančios su mumis per amžius. Su mumis tebus malonė ir gailestingumas, ramybė nuo Dievo Tėvo ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus. Tėvo Sūnaus tiesoje ir meilėje. Labai nudžiugau radęs tavųjų vaikų, gyvenančių tiesoje, kaip reikalauja iš tėvo gautasis įsakymas. O dabar prašau tave, ponė, ne kaip prašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjote nuo pradžios, kad mylėtumėte vieni kitus. O meilė tai gyventi pagal jo įsakymus. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios, kad gyventumėte pagal jį. Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie neišpažįsta Jėzaus Kristaus, atėjusio kūne. Toks yra apgavikas ir antikristas. Žiūrėkime savęs, kad neprarastume, ką esame nuveikę, bet kad gautume visą atlygį. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokymo, neturi Dievo. Kas laikosi Kristaus mokymo, tas turi ir tėvą, ir sūnų. Jei kas ateina pas jus ir neatsineša šio mokymo, to nepriimkite į savo namus ir nesveikinkite, nes kas jį sveikina, prisideda prie jo piktų darbų. Turėčiau dar daug ką jums parašyti, bet nenoriu to daryti ant papiruso ir rašalo. Aš tikiuosi pas jūs atvykti ir pasikalbėti akis į akį, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Tave sveikina išrinktosios tavo sesers vaikai. Amen.